Sveiki visi. Šiandien noriu pasidalinti vieną istoriją. Istorija apie metus, kurie buvo tiesiog pripildyti atradimų, nuostabios bendrystės ir, patikėkit, nesibaigiančios energijos. Taip, kalbu apie 2025 Kauno rajono 3 amžiaus universitete. Tad pasiruoškite, keliaujam kartu per pačias ryškiausias tų metų akimirkas. Gerai, tai kasgi yra tas 3 amžiaus universitetas? Na, jo esmė, jo pati širdis, tai yra noras suburti Kauno rajono senjorus į vieną vietą. Į erdvę, kurioje kiekvienas gali, žinot, ne tik tobulėti, bet ir atrasti savyje visiškai naujų talentų. Ir žinoma, tiesiog mėgautis tą nuostabę, stiprią bendrystę. Ir žinot, visą šią dvasią puikiai atspindi jų šūkis – gyvenu savo gyvenimą. Galingai skamba, ar ne? Ir čia ne šiaip sau žodžiai. Tai tikras pareiškimas, priminimas, kad kiekvienas gali ir turi rinktis gyventi aktyviai ir pilnavertiškai. Nuostabu. Tai kuogi tie 2025 buvo tokie išskirtini Kauno rajono senjorams? Viskas prasideda nuo skaičių, o skaičiai, patikėkit, tikrai įspūdingi. Ir jie rodo vieną dalyką – nenumaldomą augimą. Tik pagalvokit, 690 tiek studentų buvo universitete metų pabaigoje. Per vienus metus bendruomenė paaugo ir, tai ne šiaip statistika. Tai gyvas įrodymas, kad vis daugiau ir daugiau senjorų iš naujo atranda mokymosi džiaugsmą. Bet augimas čia matuojamas ne vien studentų skaičiumi, oi ne. Universitetas tiesioginė to žodžio prasme plečiasi. Duris atverė jų 17 fakultetas, šįkart Taurakiemyje. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad kokybiškas, įdomus mokymasis tapo dar arčiau namų, dar prieinamesnis didesniam būriui žmonių. Puiki žinia. Ir dabar dar vienas skaičius, kuris man tikrai įstrigo – 312. Būtent tiek renginių įvyko per metus. Pabandykime įsivaizduoti. Tai reiškia, kad beveik kiekvieną dieną universitete kažkas vyko. Ar tai paskaita, ar išvyka, ar kūrybinės dirbtuvės, jų kalendorius panašu buvo tiesiog sausiakimšas. Gerai, skaičiai įspūdingi, bet dabar nerkime giliau. Pažiūrėkime, o koksgi tas mokymosi procesas? Kokių žinių sėmėsi studentai? Štai čia puikiai matosi, kaip viskas pasiskirsto. Taip, paskaitų daugiausia tai žinių pamatas, bet pažiūrėkime atidžiau. Beveik pusė visų veiklų – tai praktika, tai išvykos, tai kūryba. Akivaizdu, kad čia mokymasis tikrai nesibaigia ties auditorijos durimis, viskas vyksta per patirtį. Ir kai sakau, kad mokymasis įvairūs, aš tikrai neperdedu. Vieną dieną galima gilintis į prezidento Smetonos laikus, o jau kitą karštai diskutuoti apie Coco Chanel ir jos palikimą. Temų spektras tiesiog neįtikėtinas. Ir žinoma, ypatingas dėmesys tais metais buvo skirtas mūsų genijui, M.K. Čiurlioniui, minint jo 150-ąsias metinę. Bet žinos, tai ne tik istorija ar menas. Nemažai svarbu yra ir tai, kaip jaučiamės. Ir universitetas tam skiria milžinišką dėmesį. Paskaitos apie psichologinį atsparumą, praktiniai patarimai, kaip išvengti traumų ir netgi tradicinė sporto fiesta, kuri beje subūrė beveik 200 dalyvių. Akivaizdu, kad rūpestis savimi čia vienas iš prioritetų. Ir tikrai negalima sakyti, kad čia mokomasi tik apie praeitį. Anaiptol. Universitetas žengia koja kojon su šiuolaikiniu pasauliu. Norit išmokti, kaip dirbtinis intelektas gali padėti fotografijoje? Prašom. O gal domina orchidėjų auginimo paslaptis? Jokių problemų. Arba netgi tokie praktiški dalykai kaip paveldėjimo teisės subtilybės. Tikrai naudinga. Gerai, pakalbėjome apie mokslus, bet juk universitetas tai ne tik paskaitos. Tai žmonės. Pereikime prie kito, sakyčiau, nemažiau svarbaus dalyko – neįtikėtinai stiprios ir vieningos bendruomenės. Ir ta bendruomenė tikrai moka švęsti. Visi metai buvo nuspalvinti nuostabiomis šventėmis: pavasarį protų mūšis Čiurlionyje, rudenį nuotaikingas mokslo metų atidarimas, o žiemą, ką jūs manot? Magiškas kaukių balius Raudondvario dvare. Kiekvienas toks susibūrimas tai ne tik pramoga, tai dar vienas žingsnis link tvirtesnės, artimesnės bendrystės. O ir štai viena smagi detalė, kuri man labai patiko. Tais metais vyko pats pirmasis pyragų kepimo konkursas. Ir kasgi laimėjo? Ogi Zita Kavaliauskienė iš to pačios naujojo Taurakiemio fakulteto. Argi nenuostabus pavyzdys, kaip greitai nauji žmonės įsilieja į bendruomenę ir iškart ją praturtina. Fantastika.
Bet žinot, šios bendruomenės veikla tikrai neapsiriboja universiteto sienomis. Jie aktyviai dalinasi savo gerumu su aplinkiniais, skaito pasakas vaikams darželiuose, tvarko aplinką, sodina medelius. O kur dar vokalinis ansamblis Ježuolė, kuris savo dainomis džiugina ir festivaliuose, ir globos namuose. Tai bendruomenė, kuri ne tik gauna, bet ir labai daug duoda. Na, o dabar pakalbėkime apie dar vieną būdą turtinti save – tai kultūra ir kelionės. Pažiūrėkime, kaip tau bendruomenė plėtė savo akiratį šioje srityje. Ir panašu, kad meilė teatrui čia yra milžiniška. Tiesiog pažiūrėkite skaičius. Vieną spektaklį Panevėžios Juozo Miltinio teatro Volpone pamatė 350 žmonių. Tai tiesiog neįtikėtina. Aišku, kaip diena, kad kultūra čia yra gyva ir labai vertinama. Bet akiratis plečiamas ne tik teatre. Kelionių troškulis čia panašu nenumaldomas. Ir maršrutai driekiasi tiek po artimus, tiek po tolimus kraštus. Net 17 ekskursijų po Lietuvą, atrandant jos grožį. Ir 8 kelionės į užsienį, nuo Danijos iki kruizo po Baltijos jūrą. Kiekviena tokia kelionė tai ne tik nauji vaizdai akise, bet ir bendri prisiminimai širdyje, kurie suartina dar labiau. Na ir pagaliau priartėjome prie plačesnio vaizdo, nes šio universiteto veikla tikrai neapsiriboja Kauno rajonu. Ne, jis siekia daug toliau, per tarptautinės partnerystės atveriančias duris į visą Europą. Štai čia ir atsiskleidžia modernus universiteto veidas. Dalyvavimas tarptautiniuose Erasmus Plus projektuose – tai jau rimtas pareiškimas. Jie ne tik sėkmingai užbaigė vieną projektą apie tvarų gyvenimą, bet ir pradėjo naują apie aktyvumą. O darbuotojai? Jie taip pat keliauja, mokosi Paryžiuje, Kipre. Tokios patirtis ne tik garsina universiteto vardą Europoje, bet ir svarbiausia parveža neįkainuojamų žinių ir idėjų, kurios praturtina visus – ir studentus, ir pačius organizatorius. Taigi, apžvelgus visus šiuos neįtikėtinus metus, man kyla vienas esminis klausimas. Koksgi yra neformalojo švietimo vaidmuo brandžiame amžiuje? Ką visą tai duoda žmogui? Ir atsakymas turbūt yra daug gilesnis nei vien tik žinios. Tai klausimas apie atgimusią prasmę, apie bendrystės jėgą ir apie tą neįtikėtiną polėkį, kurį gali suteikti paprastas, bet galingas dalykas – mokymasis visą gyvenimą.